Sveiki, žvejai. Sveiki. Taigi, laida Kibkite žuvelės didelės startuoja naujam sezonui. Kaip matote, po žiemos gana gerai įsilaikėm su Žilinu, niekur nedingom, pratęsim savo laidų seriją. Ir mes šiandien norėtumėm jums pristatyti, kaip mes žvejosime. Aš žvejosiu lengvų spiningėlių, o jis? Lengva plūdinė meškerė su lengva plūdelė ir plonu kabuku. Taigi, o aš žvejosiu plonų valų labai ir labai lengvais masalėliais ir tikiuosi pabudinti ešerius į žiemos miegą. Taigi, pasirašėme žvejybai, susirašėme meškerės ir tęsime prie darsykių karjero. Žvejosime 3 valandas. Darsykių karjerą pasirinkome todėl, nes čia nebūna tokių pavasarinių staigių potvinių, čia vanduo beveik laik nuo to paties lygio. Ir Žilinas žvejos, kaip jau minėjome, lengva plūdė, o aš lengvų spiningėlių. Ir žiūrėsime, ką geriau gaudyti ankstyvą, šiaip jau pavasaris, jau balandžio 14 diena. Ir lydekų dar negalima aišku gaudyti, todėl gaudysiu ešerius. O Žilinas plūdė, tai bandysime po žiemos miego pabudinti tas žuveles. Taigi einu aš į vieną pusę 3 valandas žvejoti, Žilinas savo plūdę nežinau, ką jis darys, jis jums papasakos, o aš irgi papasakosiu ką nors. Taigi Žili, tau sėkmės žūklėjai, po 3 valandų susitiksime čia pat. Gerai, iki. Žvejybos vietą pasirinkau nuo Žilino slaptą. Čia yra nesenai iškastas karjeras. Nesenai iškastas karjeras ir esu čia iš vietinių girdėjęs, kad yra gana neblogų ešerių. Na, aišku, jie ten ne kilograminiai, bet tokie gal kaip mano pasirinktam asilui būtų pats tas, todėl aš jį galėčiau aplenkti savo rezultatais. Tai manau, pasirinkau skaidrios spalvos, neskaidrios šiaip tokios tikroviškos, pasirinkau Guri Yamamoto, čia toks, nežinau. Tai gal lakablis kažkur gerų 2 gramų. Ir tikiuosi suviliot kokį ešerį. Šiaip vanduo čia žiauriai skaidrus, todėl šias spalvas gali kokias tik nori bandyti, kad ir juoda, čia jo. O šiaip čia giliai tokie vyrauja, nežinau, čia taip kastas keistai, tai čia prie kranto eina staigiai kokie 2 metrai. Po to tokios kaip kalvelės, turėtų čia laikytis ešeriai. Galėsiu aš tą Žiliną ten aplenkti. Kas ten su plūde daro, tai aš nežinau. Taigi va, norėčiau parodyti kokius pravedimus, aš taikau ankstyvą, ne ankstyvą, šiaip jau gana vėlyvas, vidurinis pavasaris. Duosiu pravedimą tokį lėtą, sakyčiau, nes dar gal ešeriai tokie labai jau nepabudė. Ir dar nežinau, reikia pradėti dabar. Palei dugną patį leidžiu, šaudinu galima sakyti dugnu, nes žolių čia labai nėra, tai nieko man čia neaukštų. Bet tai reikia žiūrėti. Bet man atrodo, čia visur eina, dalį krantą eina kokie metras, 2 gilin ir po to dar giliau. Taigi manau, jau mano 2 gramų to lagablio nebepakanka ir reikėtų ieškoti kažko naujo, nes kažkaip prašukau vis tiek nei vieną vietą valgykštelėjimą. Reikėtų pasikeisti, dabar norėčiau jums parodyti savo arsenalo dėžutę, nors jau ją turbūt iš ankstesnių laidų matėte, bet šį sezoną orientuojuosi ties valgomą gumą ir daug, manyčiau, pranašesnė už tą tradicinę relaksus mikrotvisteriukus. Aišku, ir kaina skiriasi, bet tai manau, dėl žvejybos rezultatų tai galima tiesiog ir pačiam maloniau žvejoti. Ir vis laik su tais pačiais ten tik spalvos kaitaliojant. Taigi va dabar jaučiu tiesios rincą. Tai va parodysiu. Taip, čia iššūkiu. Reikia pasiimti 4 gramų galakablį. Aš vis laik naudoju tuos Dragon galakablius, nes jie, mano manimu, patys patvariausi ir šiaip kabliukai gana geros kokybės. Va, galvoju gal dėti ryškią spalvą, bet jau kukli čia ta mano po praeito sezono ta dėžutė, bet reiktų kažką Gal reiktų pabandyti raudoną, manyčiau.
man praeitą sezoną labai pasiteisino ežero seklumose. Raudonas spalva jau taip ten grėbė. Visi jau kas netingėjo. Gerai. Ateikit, parodysiu. Reins va tokias vagumas naudoju irgi valgoma su kvapu ir su skoniu. Ešeriam yra skirtumas tikrai. Ir va reikia naudoti kažkur, kad galvakablis būtų 1/3 to maslo. Pavyzdžiui, jis viso ilgį sudaro irgi kokius, kiek ten 5 cm atrodo. Tai mano galvakablis, tai jisai kažkur yra tik tai 1,5 cm. Tai va, žiūrėkit. Va, kažkur. Va tik tiek. Ir pilnai pakanka, žinokit, jeigu jau ešerys jau jisai ima, tai jis tikrai jau prarys iki tiek ir jau nebėra net skirtumo. Jums aišku atrodo, kad geriau užmauti iki pačios uodegos, bet ir nukenčia dar maslo darbas. Dėl tikrai neverta baimintis to. Va, užmaunu, va čia, va tik tiek, va. Bet pilnai pasiteisina. Todėl neverta bijoti. Ir manau, turėtų man raudonos spalva pasiteisinti ir jį aplenkti tą žiliną, nors nežinau, net ten iš vis sekasi žvejoti. Ir va, prie pagrindinio valo kiti naudoja suktukus, dar ką nors, bet ką žinau, man prie pinto valo kažkaip jis labai nesisuka, ten man garbūnų nemėto, todėl aš paprasčiausia maunu karabiną, labai jau mažą, kad, pavyzdžiui, galėčiau daug greičiau maslus skaitinėti vieną karabiną tiesiog ant pinto valo, pavadėlę nenaudoju. Iškart maunu, užsirišu karabiną ir tada su galvakabliais kaitalioju patogiai maslus. Tuoj va įsidėsiu šitą ir bandysim su raudonos spalva kažką. Šiandien oras toks apsiniaukia, nežinau, čia dar rytas kol kas, gal įsidienos ir išlys saulutė, bet nelabai atrodo. Reikia važiuoti. Pabandysim nesužinoti. 4 gramai jau čia iškart jaučiasi ir ant koto. Praėjo 2 valandos oro sąlygos, pabūgėjo, nieko nepagavau. Nemanau, kad kažką jau pagausiu, taigi pasakysiu bent jau apie savo sistemėlę. Plūdę naudoju aš Kroluluso. Švinukai yra išdėstyti visai neblogai, per tokį atstumą, gal kažkur 10-15 cm nuo kabliuko. Plonas valas, neblogai, 1,5 gramo plūdelė, bet nepasiteisino šitas mano procesas. Atėjau savo pačią mėgstamiausią vietą šitam karjere, bet čia va eina tokia paplūdimys tarsi, kad visų gylis kokia geri metras, pusantro geriausiu atveju. Čia va renkasi ešerių būriai, tai va čia bandau aš pagauti kokį ešerį, aš jau visą laiką pasiteisinu.
O, pareina Žilinas. Nu, tai kokie laimikiai, aš tai gėdingas. Pas mane irgi tas pats. Rimtai. Jo, nieko nepagavau. Kiek išdengiau. O tai ką tu bandėjai, tai o tai šėrėsi? Nesišėriau, neturėjau O tai paško. palei krantą bent jau bandyti tada? Jo, bet O, nieko, jo. nei jokio šėriuko, nei akleikos, nieko. Nu jo. Nu, tai ką žvėjai, tai turi pranešti gėdingą nulį. Eilinį kartą savo laidose pasikartosiu. Nežinau. Bandysim, ieškosim kažkokių tai variantų. Pažadam, tikrai pagausim kažkada. Tikrai pažadam. Nu kągi, turim atsisveikinti su jumis, taigi. Nei žvyno, nei degos. Gerai, iki.